Sveiki, hakeriai. Tai ką, lėksim į Supermoto čempionatą. 4. etapas, paskutinis. Debiutas, pasibandymas. Mocas bus Husqvarna FE3PM, 19 metai, street klasė. Tai va, ką daugiau čia papasakot. Vienoje trefke esu buvęs, aukštadvarį bus. Aukštadvario kartodrome, tai tiko. Visai smagiai susilėkė. Street klasė, šildytuvų padangom nereikia. Robą turiu, tikiuosi neišaugęs, nesustorėjau baisiai. Net nesimatuosiu, o taip grinai. Rytoj varžybose, užsimesim, pažiūrėsim. Telpsim, ar reikės kažką išpjaudinėti. Tai va ką, metu trapą, laikiklis. Tempiu mocą čia, kraunam, rišam, pasiruošiam rytoj viską, iš ryto anksti į Gold Edition karavelę ir žiūrėsim, kas ten bus. Kaip seksis, kaip susilieks, gal kokį podiumą parsivešim. Tai va, ką, šio einam, kraut dirbt, varom. Nu va, pakrovimas paprastas. Čia persikiša diržai. Įsikabinam. Draugelis pavirino 2 ausis. Išgrėžim skylės. Prikabinam tą laikiklį. Ant paskutinės eina endurkė. 3 nuo galo superiukas atsitaikė. Veš kaip nori, kiek nori. Laiko labai gerai. Sprendimas paprastas. Aukščio užtenka sočiai. Endurkė gal ties čia būna rankena. Tai žodžiu pasteisinęs ir busikas, ir tvirtinimas. Tai va, labai viskas super. Ką, mocas pakrautas, einu šmutkas krautis ir let's go, 9.19. Nu va, spotuką pasidarėm. Susiparkavom, trefkę prasilėkėm. Viskas čiotkai. Einam, pažiūrėsim į padoką, kas gero. Konkurencija.
labą sekmadienį. Supermoto varžybos baigtos. Įsikroviau, susidėliojau, biškį papasakosiu. Tai sekėsi neblogai, kadangi buvo debiutas, viskas buvo nauja sfera, naujas lenktynių formatas. Trasa vieną kartą tik prieš lenktynės buvo bandyta, bet pasisekė neblogai. Pasiėmiau 3. vietą. Kolega, kuris prikalbino dalyvauti šitos lenktynėse, 1. pasiėmė. Su Lenku labai fainai, gražiai kapojosi. Viens kitam į nugarą kvėpavo, daugiau Lenkas kolegai, nes kolega visgi 1. vietą išlaikė nuo pirmų minučių. Tai pats varžybų formatas super, ačiū Supermoto LT komandai, sensėjui Ruslanui Bykovui, kuris irgi motivavo dalyvauti šitam visam renginį. Tai kas daugiau. Sekėsi gerai, be kritimų, be avarijų. Aišku, važiavimas atsargus, nes viskas nauja, reikia priprast, bet ant 1. reiso biškį jau geriau jaučiausi. Ant 2. iš vis gerai buvo. Jau atrodo kažką norėčiau daugiau ant moco ar taip toliau, nu žodžiu. Svarbu neperspaust, neperslyst. Tai va, iškovota garbinga 3. vieta mūsų SM Street klasiai. Iš rėmėjų varžybų prizai gauti, tai čia šakių toks įsideda, kad nesuspaus transportuojant, revitalizantas Hado. Ir iš Hado neteko naudos, žodžiu, gumos ir plastiko kondicionierius. Tai tiek hebrytė, ačiū Oskar MX Team komandai, su kuria jau daugelis metų draugaujam tiek enduro, motokrose, dabar ir Supermoto. Žodžiu, faina stipri komanda, faini žmonės, tai va. Kas norit, važiuojat, junkitės. Kas daugiau. Nu, video visus kaip ir sumečiau, sukėliau, tai sveikinimai, manau, tiek. Debiutas pasisekė, taurė yra, emocijos geros, šeimai patiko, vyresnioji dukra irgi jau kabinasi ant Supermoto, pamatė, kaip gali važiuoti ant vaikučiai. Tai va, Šaika, tiek tada ką ir rugsėjo 13 enduro. Nu,